Sveiki gerbiami vairuotojai, su jumis Autolike Detailing. Šiandien trumpai labai parodysiu, kas įeina į sausą detalų valymą. Priminsiu, kad mūsų paslauga susidaro iš 3 paslaugų. Tai yra sausas valymas, tai yra sausas detalus valymas ir yra cheminis premium valymas. Tai šį kartą parodysiu labai trumpai, kas įeina etapais į sausą detalų valymą ir kad būtų supratimas, ką jūs gaunat, už ką mokat pinigus. Ir noriu priminti, kad pas mūsų vyksta paslauga, kad atvažiuojam į vietą, kol jūs dirbat, pasiemam automobilis, išvalom pilnai ir grąžinam į vietą. Tai skirkit kelias minutės, pasižiūrėkit, aš manau, bus įdomu. Aišku, pirmas etapas yra pasiruošimas, tai išimam visus daiktus iš automobilio, išvalom kilmėlius ir tada pradedam siurbliavimą. Labai detaliai visą mašiną išsiurbliuojam, visus kablus. Po pirmo siurbliavimo etapo praeinam tada su tornadoru, tai lubas, pradedam nuo viršaus ir visas sunkiai prieinamas vietas prapučiam su specialiu angaliu. Išpučiam visas dulkes ir sunkiai prieinam. Ir tada antrą kartą visą saloną dar sykį prasiurbliuojam. Panaikinti tas dulkes nuo lubų, nuo visų sunkiai prieinamų vietų. Tai prasiurbliavom, praputėm dulkes nuo lubų, nuo sunkiai prieinamų vietų, dabar pereinam prie panelės, kad pašalinti iš tenai dulkes. Ir pagal visas taisyklės valymo einam dabar iš viršaus į apačią, tai matom, kad lubos šiek tiek turi purvo, tai lubas stengiamės ne šlapinti, o naudojant profesionalią valymo priemonę papurškiam ant mikrofibros ir tas dėmes lokaliai pašalinam. Na ir po lubų pereinam tada prie didžiausių plotų, tai yra sėdynės. Taip pat naudojam po KOS gamintojo valymo priemonę. Ją rekomenduoja Mercedes gamintojas, todėl nebijodami drąsiai valom visą odą. Sėdynės išvalytas. Dabar einam prie panelės, prie vairo. Kruopščiai išvalam visą vairą, vidurį, mygtukus. Vairas išvalytas. Dabar galima eiti prie rankinėlių. Tada viskas. Toliau galima valyti ortakius, panelę.
Valom vidurinę konsolę. Taip pat lygių perjungimo rankenėlė. Išėjom durelis, kad visas sintikėjimas vietas. Nu ką, nepamirštam ir saugos diržus, kadangi labai dažnai naudojamės jais, tai aišku palikti purvinais irgi nesinori. Ir tada einam dar žemiau. Išvalysim pedalus. Čia vat yra druskų. Aišku, galbūt ne visai čia įeina į sausą valymą, bet nepaliksi taip. Galvoju, kad irgi reikėtų panaikinti. Visiems bus malonu. Valom pedalus. Vidinės slenkstelės. Ir jau vaizdas gerėja. Nu ką, paskutinį jau tokia valymo etapą, tai dar kartą praeinam nuo kur tik galima, jų vis tiek va susikaupia. Dar sykį viską prašilėjame. Tai čia jau bus trečias. Nu ką, toliau praeisim tada visą plastiką su specialia profesionalia priemonė Koš TS Top Star. Plastikas atgaus savo spalvą, gausim statinės savybės ir matom, koks yra skirtumas. Jis minimaliai blizgus, superinis kvapas. Praeinam visą plastiką su tą priemonę, paskui tada jau bus langų valymas ir galima daryti jau apžiūrą ir atiduoti klientui. Ir prieš paskutinis etapas langų valymas. Nu va, kaip ir valymas atėjo į pabaigą, tai sakyčiau, kad vos ne premium paslaugos tipo gavosi visas valymas, lubų dėmelės pavalytos ir kiliminės dangos, taip pat kažkokios dėmelės taip pat pavalytos, ir oda išvalyta, ir panelės padengtos specialią priemonę. Tai sakyčiau, tiek beliko iki premium paslaugos. Tai trumpai dabar parodysiu, kas gavosi. Manau, rezultatas labai geras. Tai bus poreikis, prašau skambinkit, prašau rašykit, klauskit, kuo galėsiu, padėsiu. Tai
Dėkui už laiką, už skirtą, manau, kad nelabai ilgas gavosi tas video. Nu ir gražios dienos jums. Iki. To belong, trying to make it seem like we're somebody else. Set the perfect frame up, hide behind the makeup, like it's with the cost of losing yourself. Sit there all alone, wishing we were known, trying to find a home in the palm of our hand. Think it's time to wake up from the world we made up, nowhere to town, the night it began. A picture's only worth a couple thousand words, and that's the only thing it'll ever be. But when it's up and gone, I'll hold it in a song and try to make it feel like it used to be. Can we trace it back to the moments past? I'll give it